Turiu jums puikią idėją, kaip labai netradiciškai užsimarinuoti mėsą. Taigi šiandien kepsiu jautieną marinuotą riešutų sviesto marinate. Riešutų sviestas ne tik padeda mėsai marinuotis, tačiau kepant atsiranda tokia riešutinė plutelė, kuri suteikia tiesiog ypatingo skonio mėsai. Taigi nuo marinato aš ir pradėsiu. Taip, pasiemu dubenėlį ir pirmiausia, ką padarau, tai sutarkuoju štai tokį nedidelį svogūną ir, viso imbiero nereikės, gal kokio trečdalio sutarkuoju. Jeigu namuose darysit šį marinatą arba turite galimybę turėti elektrinių prietaisų, visą tai galite tiesiog sudėti į smulkintuvą ir susmulkinti. Toliau pomidorų pasta, jos tokio šaukšto tikrai pilnai pakaks. Taip pat kokių 2 šaukštų tyro alyvuogių aliejaus. Prieskoniai, kaip visuomet sakau, priklauso iš dalies nuo jūsų, tačiau labai rekomenduočiau įdėti tokį pusę šaukštelio aitriosios paprikos dribsnių. Ir turiu tokio prieskonių mišinių jautienai, kur yra truputėlis kumino, truputėlis saldžiosios paprikos, truputėlis česnako, irgi maždaug šaukštelis. Riešutų sviesto reikės 3 šaukštų ir aš asmeniškai renkuosi riešutų sviestą, kuriame dar yra riešutų gabaliukų, kad vėliau valgant dar jaustųsi riešutų tas traškumas. Ir belieka viską išmaišyti. Toliau mėsa. Turiu gražų jautienos išpjovos gabalėlį. Ir labai smulkiai pjaustyti tikrai nereikėtų. Gabaliukai turėtų likti stambus, kad vėliau neperkeptų. Maždaug tokio dydžio gabalėliai. Mėsos gabalėlius sudedu į išmaišytą marinatą, permaišau, kad tolygiai pasidengtų ir taip paruoštą mėsą reikėtų palikti, idealiu atveju žinoma yra per naktį, tačiau jeigu neturite laiko, norite kuo greičiau paskanauti, reikėtų bent jau valandą palaikyti. Aš jūsų neversiu laukti, turiu mėsos užmarinavęs iš anksto ir atėjo laikas verti ant iešmelių. Nepamirškite, jeigu kepate grilyje, ypatingai ant tiesioginės kaitros, mediniai iešmeliai gali labai greitai sudegti. Tad užmerkite bent jau 30 minučių iki kepimo juos vandenyje, kad jie prisigertų vandens ir vėliau netaip greitai sudegtų. Labai stipriai mauti, suspausti mėsą veriant tikrai nereikėtų. Palikite šiokius tokius tarpelius, kad karštis turėtų vietos cirkuliuoti. Prieš pradedami ruošti maistą visuomet pasirūpinkite kepsnine. Mano bigrinė kepsninė išvalyta, įkurta ir šiandien paruošta 2 zonų kepimui. Taigi expander sistema, tiesioginis kepimas ir netiesioginis kepimas. Įkaitinta iki 250 laipsnių ir iešmeliai keliauja į grilį. Iešmeliai keps tikrai neilgai, nes jautienos išpjova mėsa, kurios negalima perkepti. Taigi keletą minučių iš kiekvienos pusės ir vėliau dar keletą minučių ant netiesioginės kaitros, kad, taip sakant, sušiltų iki vidaus. O per tą laiką paruošiu tokį lengvą, skanų garnyrą. Dabar yra toks vasaros laikas, kai savo daržuose tikrai ne vienas skina cukinijas. Taigi padarysiu grilintas cukinijas su tokiu lengvu, šiek tiek azijietišku skoniu kaip glazūra. Cukinijos labai smulkiai nepjausto dėl poros priežasčių. Viena priežastis, kuo smulkiau supjaustyta, tuo didesnė tikimybė, kad jinai tiesiog įkris į grilį ir sudegs. Antra priežastis, kuo storiau atpjauta cukinija, tuo jinai išlieka traškesnė viduj. Būtent to traškumo aš ir noriu.
Ir prieš dėdamas į grilį labai plonų sluoksnių, kad neskęstų cukinė marinate, glazūrai, o tiesiog truputėlį gautų šito skonio. Galima vėliau kepimo metu dar patepti. Štai taip. Na ir panašu, kad laikas iešmelius perkelt ant netiesioginės kaitros ir į grilį keliauja cukinijos. Jautienos ypatingai svarbu neperkept, bet taip pat svarbu ją išėmus palikti keletui minučių pailsėti, tam, kad sultis dar judančios mėsoje, jie susigertų ir jinai išliktų sultinga. Niekuomet nenuvertinkite grilyje keptų daržovių. Tai gali prilygti pačiam geriausiui patiekalui. Jūs pažiūrėkit, kaip atrodo. Ką beliko paragauti? Kvepia fantastiškai. Taip, būtent rausva mėsytė, neperkepus. Tokia, kokia ir turi būti išpjova. Minkšta mėsa, puikiai išreikštas riešutas. Man gal norėtųsi truputėlis druskytės, bet geriau per mažai, o ne per daug. Taip, reikia nepamiršti cukinijos. Cukinija vis dar traški, vis dar karšta. Puikus tandemas. Manau, tikrai puikiai idėja išvykai, iškilai ar tiesiog vakarieniai su šeima ar draugais. Kaip pasigaminti šį puikų patiekalą ir visus šios dienos receptus, jūs sužinosite užsukę į skaniai ir paprastai socialinius tinklus. Kaip visuomet priminsiu, kad jeigu netyčia praleidote šią ar kitas laidas, užsukite į YouTube platformą ir ten rasite mūsų visus receptus video formatu. Kaip visada, labai norėčiau padėkoti mūsų rėmėjams, Kėdainių konservams, NEF ir žinoma Big Green Egg. Na, be šitos puikios kepsninės mes niekuomet negamintume tokių puikių patiekalų lauke. Užsukite į kepsninės.lt ir ten surasite dar daugiau įdomių receptų bei įdomių priedų šiai kepsniniai. Na, mes puotaujam, o su jumis pasimatom jau kitą šeštadienį per TV3. Iki. Kokia mėsytė.